Aš pradėjau sakyti taip ne tam, kad į savo gyvenimą įtraukčiau daugiau veiklos. Aš pradėjau sakyti taip tam, kad leisčiau savo būti tame gyvenime. Sakyti taip man reiškia pasirinkti gyvenimą, o ne baimę. Šitaip kalba Shonda Rhimes. Ji yra prodiuserė sukūrusi tokius grandiozinius serialus kaip Grey Anatomija ir Skandalas. Ir atrodo, kad jau tokiai moteriai visas pasaulis turėtų būti po kojomis, ar ne? Bet už kadro ji buvo be galo nelaiminga ir išsekusi. Kol vieną dieną jos sesuo jai pasakė: miela sese, aplink tave yra tiek daug galimybių mylėti savo gyvenimą, bet tu niekada niekam nesakai taip. Toks paprastas žodelis taip, tik ar tu kada nors susimastei, koks jis yra galingas? O jis yra tikrai galingas. Jis turi nuostabią galią išjudinti tavo sustingusi gyvenimą. Jis išlaisvina energiją, kuri sukuria judėjimą ir priešais tave pažeria daugybę galimybių. Ir šiandien šiame įraše kalbėsime apie tą žodelį taip. Apie to žodelio galią ir apie tai, kaip ir tu gali pradėti savo gyvenimui tarti taip. Labas, aš esu Dangira. Sveika atvykusi į erdvę skirtą moteriams, kurios nori daugiau vidinės ramybės ir tokio nuoširdaus džiaugsmo savyje. Į erdvę, kur aš kas antrą savaitę dalinuosi tikromis istorijomis, praktiškais įrankiais ir laiko patikrinta išmintimi, kuri padės tau sugrįžti į save ir padės tau kurti kokybišką kasdienybę ir svarbiausia, padės tau pagaliau pradėti mėgautis ją. Sveika atvykusi čia. Prieš kelias dienas gavau pasiūlymą kelioniai ir mano protas iš karto norėjo pasakyti ne. Galvojau, per brangu, dabar man to nereikia. Turėčiau sutelkti dėmesį į kitus savo planus. Turbūt net nebeturiu šitiek atostogų dienų šiais metais. Daugybė priežasčių, kad tik užtikrinti, kad tos kelionės nebūtų ir aš galėčiau likti čia, kur esu. Bet aš jau pažįstu savo proto gudrybės. Jam yra tiesiog nepatogu, nes man teks perstumdyti tam tikrus dalykus, todėl jam patogiausia yra įtikinti mane pasakyti ne. Aišku, žodelis ne gali būti labai naudingas, kai mes jį naudojame tinkamai. Pavyzdžiui, kai sakai ne tokiems įsipareigojimams, kurie tave sekina. Arba kai sakai ne žmonėms, kurie išsunkia tavo energiją. Taip pat, taip, žinoma, tas ne saugo tave. Tik deja mes taip dažnai sakome ne toms patirtims, kurios mūsų augina. Ir sakome ne toms galimybėms, kurios galėtų mus išlaisvinti iš savo pačių kiautų ir išplėsti mūsų pasaulį. Kada tu paskutinį kartą pagalvai save sakant ne tam, ko tu iš tikrųjų norėjai. Ir nebūtinai tai buvo kažkas labai didelio. Galbūt tai buvo tas spontaniškas pasiūlymas praleisti linksmą savaitgalį su draugėmis, kuriam tu pasakei ne. Nes na, kaip čia aš dabar viską paliksiu, ar ne? Galbūt tai buvo noras užsirašyti į tą seminarą ar tuos kursus, bet tu juos atidėjai, nes tave graužia sąžinė leisti pinigus tik savo užgaidoms. O gal tai buvo tas vakaras, kai tavo kūnas maldavo vonios ir ramybės, bet tu pasakei savo ne, vien tik tam, kad pabūtum vairuotoja, arba virėja, arba guodėja kitiems. Mes taip dažnai tą ne ištariame tiesiog automatiškai, net neleisdama savo pagalvoti, ar tikrai čia būtinas tas ne. Ir keisčiausia yra tai, kad dažniausiai mes sakome ne visai ne kitiems žmonėms, kur kas dažniau mes sakome ne savo pačių norams ir sakome ne savo gyvenimui. Labai svarbu yra suprasti, kad tavo protui patinka tai, ką jis jau žino.
ir tai, kas jam yra puikiai žinoma. Tikrąja to žodžio prasme jis nori išlaikyti tave ten, kur tu esi, net jeigu ten jautiesi nelaiminga, nes tavo protui tai yra pažįstama, jis jau žino, kaip būti ten, kaip ten išgyventi. Ir tavo kūnas yra pripratęs prie tokios emocinės būsenos, prie tų jausmų, kuriuos tu dabar jauti. Todėl, kai gyvenimas tau pasiūlo kažkokią galimybę, kuri atrodo tikrai nuostabi, bet kuri pareikalaus iš tavęs priimti sprendimą, gali tikėtis, kad pirmasis instinktas bus ne. Bet, miela mano, tai yra įprotis. Ir tai nereiškia, kad tu privalai to instinkto klausyti. Nes žodelis neturi ir savo pavojų. Kai į kiekvieną kvietimą, galimybę, pasiūlymą tu reaguoji ne, negaliu susitikti, negaliu vakarieniauti drauge, negaliu to daryti, aš dar nepasiruošusi, aš liksiu čia, kur esu. Tu pripranti prie šitos būsenos. Tavo protui tai tampa patogu ir su kiekvienu tu tik dar labiau maitini šitą būseną, užtrankdama visas savo gyvenimo duris ir langus. Gyvenimas tau sako, ateik, aš noriu tau tiek daug ką padovanoti. Aš jau atvėriau tas duris, čia tavęs laukia tiek daug džiaugsmo, gausos, meilės, o tu sakai ne, aš liksiu čia, kur esu. Ir va tada tas žodelis ne tampa vienu žalingiausių žodžių mūsų žodyne. Vietoje to, kad jis saugotų mus, jis kenkia mums. O kaip tu manai, kad šitas trumpas žodelis tampa mūsų kasdienė malda? Turbūt visai nenustebinsiu tavęs, jei pasakysiu, kad jį mes atsinešame iš vaikystės. Jei kada stebėjai tūkstančius vaikus, tikriausiai pastebėjai, kad jie patys savaime yra vienas didelis gyvas taip šiam pasauliui. Eisim į lauką, taip, pažaiskim, taip, pašokinėjim, taip. Vaikai yra pilni smalsumo ir atviri viskam, kas vyksta aplink juos. Bet būtent ten vaikystėje mes pradedame atsijungti nuo to savojo taip mūsų gyvenimui. Vėlgi, pastebėk mažus vaikus su jų tėvais ir paskaičiuok, kiek kartų per 0,nieko laiko tu išgirsi šitą ne. Nedaryk, neliesk, neik, nelipk, negalima. Iš pradžių mes tai girdime iš savo tėvų, paskui iš mokytojų. Ir tai pamažu tie draudimai tampa mūsų vidinė programa. Mūsų smalsumas užgęsta, noras leistis į nuotykius praeina ir mes net pamirštame, kaip džiaugtis, bet kuo, viskuo, taip tikrai nuoširdžiai džiaugtis. Kai žvelgiu atgal į savo vaikystę, tai net dabar visų kūnų jaučiu, kaip tas ne man yra tiesiog įaugęs į kraują. Aš augau 4 vaikų šeimoje, kur mano tėvai prašvilpdavo savo kolūkiečių atlyginimus, o pragyventi dažnai tekdavo iš močiutės pensijos. Tad norėti kažko buvo tiesiog bergždžias reikalas. Nes savaime suprantama viskas buvo ne. Nauji rūbai ne. Mokyklos būrelis ne. Gimtadienio šventė ne. Apkabinimas iš tėvų irgi ne. Ir mano mažytės mergaitės vidus pradėjo trauktis. Ir aš pradėjau jaustis įkalinta savo mažyčio gyvenimo, kuriame viskas, ko aš norėjau, buvo ne. Bet keisčiausia buvo tai, kad man tai tapo tokia natūrali vidinė būsena, kad aš net ir nežinojau, kad gali būti kitaip. Ir suaugusi, kai aš jau turėjau laisvę sakyti taip, kam tik noriu, aš vis tiek dažnai pasirinkdavau sakyti ne. Ne dalykams, kurių aš taip labai norėjau. Ir kurie dažnai man būdavo prieš akis, o aš juos atstumdavau. Ir kai dabar aš atsisuku atgal, aš suprantu, kodėl tada aš taip elgiausi. Aš tiesiog labai stengiausi likti ištikima savo mamai, savo močiutei ir turbūt visai savo giminiai.
Tai yra programa, kuri tebe gyveno manyje. Programa sakyti ne tam, kas mane tiesiog įžiebia. Tam, ko aš taip labai noriu. Sakyti ne ir tada jaustis bejėgė. Nesgi viskas priklauso ne nuo manęs. Aš esu tik tokia vargšutė ir nieko negaliu pakeisti. O tada liūdėti dėl to. Šiame sakinyje sutelpa visa mano bazinių, labiausiai išmoktų, lengviausiai jaučiamų emocijų puokštė. Bejėgiškumas, liūdesys, gėda. Ir aš tą emocijų ciklą tiesiog kartoju, nes aš nesupratau, ką aš iš tikrųjų darau ir likau įstrigusi savo pačios gyvenime. Ir tose žemiausios įmanomos vibracijos emocijose, kol nesusirgau depresiją ir kol nesupratau, kad maitindama šias emocijas, aš sakau ne savo gyvenimui. Tu pajausk žodį ne savyje. Ką tu jauti? Man jis jaučiasi kaip siena, juoda, tuščia duobė. Ji nejuda. Ir šitas žodis man jaučiasi sustingęs, ne. Tada ir aš jaučiuosi sustingusi. Ir tik sąmoningai pajutusi tą vidinį sąstingį, aš supratau, kad taip negali būti, aš turiu kažką daryti, nes šiaip jau aš labai noriu gyventi. Aš labai noriu gyventi tokį tikrą, gyvą gyvenimą. Mano sąstingis mane be galo išgąsdino ir aš labai norėjau, kad būtų kitaip. Aš supratau, kad aš per dažnai sakydavau taip tokiems dalykams, kuriems mano širdis šaukė ne. Ir taip per dažnai sakydavau ne tokiems dalykams, kuriems mano širdis maldaudavo tarti taip. Taigi man reikėjo savo taip ir ne sukeisti vietomis. Reikėjo pradėti sakyti ne daugumai dalykų, kuriems aš anksčiau sakydavau taip. Ir pradėti sakyti taip daugumai dalykų, kuriems iki tol sakydavau ne. Ir kai aš pradėjau tarti taip tam, ko prašo mano širdis, ko prašo mano siela, tada aš pradėjau jausti tikrąją vidinę laisvę. Mane išlaisvino tai. Mane išlaisvino tai, kad aš pradėjau tarti taip savo gyvenimui. Kuo dažniau vietoje savo automatinio taip, automatinio ne, aš pradėjau sakyti taip, tuo labiau aš artėjau prie tos moters, kuri aš esu dabar, kuri vaikšto pajūriu ir kartoja savo. Aš esu tokia laiminga moteris. O kažkada aš net neįsivaizdavau, kaip aš galiu savo ištarti tuos žodžius ir kaip aš galiu jaustis taip. Kiekvienas mano sąmoningas taip mane augino. Pamenu, kai gavau pasiūlymą receptų knygai, pirma mintis buvo ne. Nesgi kokia iš manęs rašytoja. Ir ten reikės viską pačiai nufotografuoti, o maisto fotografija yra ne juokai. Ašgi nemoku. Ir aš neturiu tam laiko, nespėsiu. O be to, kas iš vis šiais laikais dar perka kulinarinės knygas, kai internetas yra pilnas įvairiausių receptų. Pamenu, būtent tokį klausimą aš tada uždaviau agentai. Bet aš tai padariau. Knyga yra ir ji yra nuostabi, o ją ruošdama aš tiek daug sužinojau apie save. Kai aš tariau taip skyryboms, tada man tai atrodė tikra beprotystė. Bet visų kūno aš jaučiau, kad jeigu toms skyryboms aš pasakysiu ne, aš ten uždusiu. Ir tas taip mane užaugino. Ir dabar aš žinau, kad aš niekada negrįžčiau atgal. Kai pirkau savo pirmąją coachingo programą, aš galvojau, man skrandis per gerklę išlips, nesgi per brangu. Mano santaupos ir taip tirpsta, bet aš žinojau, kad jeigu aš noriu, kad kas nors mano gyvenime pasikeistų, aš turiu pradėti sakyti taip kažkam kitam nei tam, kas man yra įprasta ir pažįstama. O dabar aš negaliu savo gyvenimą įsivaizduoti be coachingo. Negaliu įsivaizduoti savo gyvenimą be savikoučingo ir be to, kad galiu dalintis coachingu su tavimi.
Man tai buvo dovana ir aš tikiu, kad tai yra tokia dovana, kuri nėra skirta tam, kad ji liktų tik pas mane. Aš noriu ją dalintis. Ir tas noras yra daug didesnis nei mano baimės būti matoma. O kiekvienas tavo ne yra tik tavo baimės kalba. Tu pastebėk, kai tau kyla noras kažką padaryti, kažką sukurti. Pirma mintis, kuri kyla, yra ne. Negaliu, neturiu laiko, nežinau kaip, niekam nereikia to, ką aš noriu, ką aš turiu pasiūlyti. Bet noro energija yra kūrybinė energija. Iš jos atsirado viskas. Ir jeigu ši energija atėjo pas tave, tai nėra šiaip sau. Jeigu jie atėjo pas tave, vadinasi, tu gali tą norą įgyvendinti ir šita energija yra skirta tau, kad tu augtum. Noro energija yra viena stipriausių ir gyviausių jėgų, kurią mes kada nors jaučiame savo kūne. Taip, tavo norai gyvena ne tavo galvoje, jie gyvena tavo kūne. Galvoje tu tik analizuoji tai, ko nori, bet noro energija, kuri kviečia tave siekti savo norų, gyvena tavo kūne. Pastebėk, prašau, kad tavo noras. Bet koks noras. Ar tai bus noras dabar suvalgyti saldainį, laikas savo, kelionė, ar galbūt visai naujas gyvenimas. Tai nėra tiesiog logiškas planas, kurį tu sukuri protu, tai yra impulsas. Tai yra emocija, fizinis pojūtis, kuris tiesioginė prasme tave stumia į priekį. Ir tu jauti poreikį veikti, imtis veiksmų. Žinoma, taip yra, jeigu tu neužblokuoji savęs į tą kvietimą atsakydama ne. Padaryk dabar mažą eksperimentą. Jei gali, užsimerk. Pajudink savo pečius, kad kūnas šiek tiek atsipalaiduotų. Giliai įkvėpk, lėtai iškvėpk ir pagalvok apie kažką, ko tu labai labai nori. Ar tu pastebi? Ar tu jauti, kaip tavo kūnas tiesiog išsiplečia? Tavo širdis pradeda plakti šiek tiek labiau. Pilve atsiranda lengvas virpuliukas. Ar jauti tą energijos pliūpsnį, kai atrodo pats kūnas norėtų dabar pat imti ir veikti, daryti kažką, kas tave privestų prie šito noro? Dabar mano ausyse skamba tas nuostabus, energingas taip iš vaiko lūpų, taip žaidimui, taip smalsumui, taip nuotykiams. Tame taip tiesiog pulsuoja ta noro energija. Bet suaugusių moterų gyvenime šita energija yra dažnai užblokuota, iškraipyta, uždusinta po storu, reikia, privalau, taip turi būti sluoksniu. Kai mes sakome ne savo norams, mūsų kūnas užsidaro, įsitempia, sustingsta. Ir jeigu tu metų metus blokuoji savo norus, tavo kūnas tuos metų metus savyje laiko tą įtampą. Gal tau šita įtampa yra tokia pat normali, kaip kvėpuoti tavo namų oru. Tu jos net nepastebi, bet ji kažkur yra. Stipriai suspaustas žandikaulis, įsitempusios šlaunys, skaudus pečiai, skrandžio skausmai. Kažkur ta įtampa yra. Kai tavo kūnas yra chroniškai įsitempęs, tu gyveni chroniškojo kontrolės ir streso būsenoje. Kaip tu manai, kaip šita įtampa veikia tavo fizinį kūną? Ir kaip tai atsiliepia tavo sveikatai? Kaip tu manai? Ir atrodo, kuo čia dėtas mano stresas ir mano norai? Jie atrodo, tai visiškai nėra susiję, bet yra. Jie yra susiję. Nes stresas ir įtampa atsiranda tada, kai yra vienaip, o tu nori, kad būtų kitaip. Bet tu sakai ne. Tam, kas tave bent šiek tiek priartintų prie galimybės, kad tai, kas yra dabar, būtų kitaip. O kai tu pradedi tarti taip savo gyvenimui, kai tu leidi savo noro energijai tekėti per tave, galimybės savaime ateina pas tave.
tu pritrauki jas, nes pasikeičia tavo energija, tu tampi matoma ir tos galimybės mato tave. Nebūtinai dabar tu turi imti ir apversti savo gyvenimą aukštyn kojomis. Bet manau, kad jeigu tu nori, kad tavo gyvenimas pradėtų keistis, arba tiesiog taptų kažkuo geresnis, yra tikrai verta pažvelgti į tai, kam tu tari taip. Ir kai kuriems iš tų dalykų tikriausiai pradėti tarti ne. Pasidaryk inventorizaciją, kur savo gyvenime tu nukreipi savo energiją. Ar tu tikrai nori prisijimti tą naują projektą darbe? Ar tu tikrai nori eiti į kiekvieną gimtadienį, šventę ar susitikimą, į kurį tave kviečia? Ar tu tikrai nori būti ta, kuri visada visus gelbėja ir viską organizuoja? Nebejoju, kad kai kur čia bus didelis taip, nes tu tam turi labai stiprų kodėl ir ta priežastis tau labai patinka, bet kitur galbūt tu tai darai tik todėl, kad bijai to, ką pagalvos kiti. Ką pagalvos kiti, jeigu ten pasakysi ne. Arba tu pati galvoji, kad jeigu tu atsisakysi to ar ano, jeigu tu nepasiaukosi, tu būsi bloga darbuotoja, bloga mama, dukra, draugė, žmona. Bet ar tikrai tai yra tik tavo pačios mintys apie save? Bet iš tikrųjų, tu pagalvok apie visus tuos dalykus, kuriems tu įsipareigoji, nors giliai viduje tau visai nepatinka tos priežastys, dėl kurių tu tai darai. O šiaip jau tu labiau norėtum, kad tie dalykai tavo gyvenime būtų priskirti sąrašui ne. Lygiai taip pat tikriausiai tu turi idėjų, dalykų, kuriuos norėtum padaryti, bet vis atidėlioji. Metai po metų tu vis sakai ne. Ne dabar, dar ne. Tai kaipgi tavo gyvenimas pasikeis, jeigu tu ir toliau sakysi ne tiems dalykams, kurie galėtų jį visiškai pakeisti? O žinai, kas blogiausio gali nutikti, jeigu tu tiems dalykams pradėsi tarti taip? Blogiausio, kas gali nutikti, yra tai, kad tas taip tave išspirs iš tavo įprastos tavo komforto zonos. Blogiausia, kas tau gali tada nutikti, yra tai, kad tau bus nepatogu. O tai yra tik jausmas, emocijos. Emocijos, nuo kurių tau teks nustoti bėgti. Antras blogiausias dalykas, kas gali nutikti, yra tai, kad viskas gali susiklostyti ne taip, kaip tu tikėjaisi. Tai būna. Bet dažniausiai taip būna ne be priežasties. Nes kartais tu negali tikėtis to, ko tu dar negali net įsivaizduoti. Nes galbūt gyvenimas tau yra suplanavęs kažką daug geriau, o tu dar net nesi pajėgi tai įsivaizduoti. Ir man ne kartą yra ir ne du, yra tai buvę kažkada dalykai susiklostė ne taip, kaip aš tikėjausi. Ir žinai ką, aš esu dėkinga už tai. Nes kiekvieną kartą, kai pasakiau taip, net jei rezultatas nebuvo toks, kokio aš tikėjausi, aš kažko išmokau. Tapau stipresnė, tapau drąsesnė, o galutinis rezultatas yra daug geresnis, nei aš galėjau tikėtis. O kas gražiausio gali nutikti, jeigu tu savo gyvenimui tarsi taip? Gražiausia, kas nutinka tada, kai tu savo gyvenimui pradedi tarti taip, yra tai, kad jis sugrąžina tave į vaiko būseną. Kai į gyvenimą tu vėl žiūri su smalsumu, kai tu vėl moki džiaugtis mažais dalykais, kai seki tuo, kas tave iš tikrųjų įkvepia. Tardamos taip savo gyvenimui, mes išlaisvina po to daugybę neužgniaužtą savo sielą. Aš tikiu, kad tavo siela čia atėjo tikrai ne tam, kad būtų
kažkaip kažko užgniaužta ir sumažinta. Aš tikiu, kad ji čia atėjo augti, kad ji čia atėjo tam, kad patirtų tikrą gyvenimo džiaugsmą ir laisvę ir garsiai šauktų arba tyliai tau šnibždėtų. Gyvenimas yra toks gražus. Dabar tu esi suaugusi moteris. Net jei vaikystėje tau dažnai sakė ne, dabar kaip suaugusi moteris tu gali pakeisti savo gyvenimo kryptį. Tu gali perrašyti scenarijų ir gali nuspręsti, kokia dabar tavo istorija bus. Ir žinoma, aš pastebėjau, kad kuo didesnis taip, tuo didesnis atlygis jį ištarus. Kuo didesnis taip, tuo sunkiau jį priimti. Kiekvienas mano didelis taip buvo baisu. Bet dabar, kai žvelgiu atgal, kiek daug galimybių tas kiekvienas didelis taip man atvėrė, yra dar baisiau net pagalvoti, kas būtų buvę, jeigu tada nebūčiau aš pasakiusiu taip. Galbūt dabar tau kyla klausimas, tai nuo ko pradėti? Kaip man suprasti, kam sakyti taip? Šiaip jau aš tikiu, kad tu tikrai intuityviai žinai, kam tu nori sakyti taip ir kam ne. Ir jeigu tavo taip ar ne tau nėra visiškai aiškus, tai turbūt tik todėl, kad tik tavyje dar yra daug tų save ribojančių sluoksnių, dėl kurių tu net neleidi savo būti atvira su savimi. Ir su tuo viskas yra gerai, tai nėra problema. Su tavimi viskas yra gerai. Tam mes ir esame čia, kad šioje erdvėje, kur mes mokomės iš tų pandžių išsivaduoti, su švelnumu ir su meile savo. Taigi pradėk nuo to, kad tu nusprendi. Bet dabar tam savo gyvenimą aš sakysiu taip. Čia turbūt vėl kyla klausimas. Tai kuris sprendimas dabar man yra geresnis, šitas ar šitas? Kaip man žinoti, ar mano sprendimas yra teisingas? Tai yra tipiška reakcija, kai tu bandai viską sukontroliuoti, bet kontrolė kelia įtampą tavyje. O visų pirmas žingsnis į vidinę laisvę yra atpalaiduoti įtampą. Bet kokią įtampą nervinėje sistemoje, kūne, mintyse. Taigi visų pirmiausia, išsivaduok iš savo įtampos. Prašau, nustok matyti savo sprendimus kaip teisingus ar neteisingus. Nes kai galvoji, kad tavo laimė ir tavo džiaugsmas priklauso būtent nuo to vieno vienintelio sprendimo, natūralu, kad tu nenori priimti jokio sprendimo, nes tu bijai, kad pasirinkusi kabutėse neteisingai, tu būsi nelaiminga. Bet kai žinai, kad ne tavo sprendimai, o tu pati kuri savo laimę, nebelieka tos kaustančios baimės priimti tuos sprendimus. Nes tu savyje tikrai žinai, kad ir kas nutiktų, aš vis tiek būsiu laiminga. Kad nesvarbu, kaip susiklostys šitas sprendimas, aš vis tiek galiu susikurti savo džiaugsmą. Galbūt ne taip, kaip aš maniau, galbūt kitaip, bet vis tiek kažkaip bus. Ir tada su tuo aš būsiu laiminga. Todėl nuimk nuo savęs tą spaudimą pasirinkti teisingai ir tiesiog pasirink kažką. Pasakyk taip tam, kas verstų tave išeiti iš tavo komforto zonos. Ir dar. Noriu, kad pradėtum treniruotis matyti geriausius scenarijus. Geriausia, kas gali nutikti, jei kažkam pasakysi taip. Noriu, kad pradėtum numatyti, kas geriausio gali nutikti tada, o ne tik koncentruotis į tai, kas blogiausio gali nutikti. Nes dabar tu jau žinai, kad blogiausio, kas gali nutikti, yra nemalonus jausmas. O aš tikiu tavimi. Aš tikiu, kad tu gali su tuo jausmu išbūti. Taigi, įsivaizduok tą dalyką, kuriam galvoji pasakyti taip. Paklausk savęs. Jei pinigai, laikas, energija ar kitų žmonių nuomonė tau nebūtų svarbi, ar vis tiek norėtum tam dalykui pasakyti taip? Ir dar paklausk savęs. Jei nutiktų pats geriausias scenarijus, ar aš vis dar norėčiau tai daryti?
Ir jeigu tavo atsakymas vis dar yra taip, tada imk ir padaryk tai. Taigi mano iššūkis tau šią savaitę pasakyti taip bent vienai naujai galimybei. Jei draugė paskambina ir pakviečia tave vakarienės, o tavo protas sako ne, man reikia vaikų skalbinius rūšiuoti, tą ne paversk į taip. Jei jau seniai galvoje sukasi mintis, kurią tu nori paversti į Reels ar pasidalinti savo Instagrame, bet tavo protas sako, kad ne, tu dar esi nepasiruošusi, paversk tą ne į taip. Jeigu tu vis dar galvoji apie tuos batelius, kuriuos tu dar prieš 6 mėnesius pamatei parduotuvės lentynoje, tada tą savo ne tu paversk į taip. Jeigu jau 5 metus tu galvoji apie atostogas, bet jų vis dar neužsakei, užsakyk jas. Jeigu intimumui su savo vyru tu sakai ne, nes nesijauti gerai savo kūne, pradėk sakyti taip. Jeigu nori mokytis šokti, bet bijai, ką pagalvos kiti, nesgi na, štai pažiūrėk, kiek man metų, o be to aš esu tokia nerangi, žinai ką, tau reikia tą ne paversti taip. Išlaisvink savyje tą noro energiją. Ji niekur nedingsta, ji tik laikosi tavyje kaip įtampa ir tik vargina tave. Daryk priešingai nei daryk iki šiol ir pradėk sakyti taip tiems dalykams, kuriuos vis atidėlioji iki tada, kažkada. Nes pažadu tau, tikrai pažadu, kai pradėsi sakyti taip dalykams, kurie išveda tave iš tos vietos, kurioje dabar esi, tai kas įvyks, nustebins tave. Tavo pasaulyje atsivers tiek daug galimybių, kurių tu dar negali matyti. Atsiras naujų draugysčių, naujų nuotykių, naujų patirčių, naujų istorijų. Galiu tau pasakyti, kad gyvenimas su taip yra pats gražiausias gyvenimas. Ir aš tau jo labai labai linkiu. Jeigu dar neparsisiuntei darbaknygės Labas gyvenime, aš myliu tave, tai ji yra labai labai šią temą šiandieną. Pakviesk savo gyvenimą į pasimatymą, ištark savo gyvenimui taip. Šita darbaknygė yra visiškai nemokama, tai yra mano dovana tau. Nuorodą rasi žemiau, įrašo aprašymo dėžutėje ir paskubėk, nes ši nuoroda jau nebeilgai bus aktyvi. Džiaugiuosi, kad klausaisi manęs. Spausk šiam įrašui patinka ir siųsk jį draugiai, galbūt jai reikia tai išgirsti dabar. Prenumeruok šį kanalą ir susiklausome po 2 savaičių. Apkabinu tave su meile.